O mes į Šiaulių dailės mokyklą nusikelsim. Čia mokytojai siekia neįprasto rekordo. Jie per porą savaičių pagamino milžinišką kalėdinį atviruką. Jis 5 metrų pločio yra, taigi tikrai toks nekasdienis atvirukas, nežinau, ar tokį esat gavę. Tai štai tame atviruke vaizduojamas miestelis su įvairiausiais pastatais, o daugiau apie tai, kaip jis atrodo, iš Šiaulių pasakoja Aina Mizgirdė. Labadiena, sveikinamės iš Šiaulių, esame Šiaulių dailės mokykloje, o mokykla ruošiasi kalėdoms ir pristato štai tokį milžiną atviruką. Ir daugiau apie tą kūrybinį procesą mes pasikalbėsime su atviruko autoriais. Sveiki gyvi. Labadiena. Ar didelė komanda darbavosi prie tokio didelio atviruko? Na, manau, kad pakankamai didelė, nes kiekvienas namas turėjo savo užsakovą, savo statybininką, mes patys ir plytas nešiojom, ir rąstus rentėm, taip kad, matot, kiek namų, tiek ir autorių. Ar ilgai užtruko darbas? Mes labai užsidegėm šitą idėją ir dirbom nuo ryto iki vakaro, todėl pamatuoti bendrą laiką būtų gana sunku, bet šiaip apskritai tai per savaitę padarėm. O kaip kilo idėja miestą nupiešti? Kalėdinį miestelį? Manau, kad kiekvienas dailininkas su savimi visada nešiojasi pačią didžiausią dovaną. Jis visada gali nupiešti tai, ko jam labiausiai reikia, ir gali visada pabūti vaiku. Jis gali nupiešti saulę, kada yra dargana, jis gali išsakyti, ką jis galvoja vaizdiniais, ir idėjos, va ir dabar jos sklando eteryje, tik tai reikia sulaukti tinkamo momento, kol idėja nutupia ant peties. Ačiū Jums, Irena, o dabar kviečiu Jūs į ekskursiją po šį kalėdinį miestelį ir kalbuosi su Egle. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Pakeliaukim po tą miestelį. Kas čia yra? Ką galima pamatyti? Miestelis yra visiškai dailės mokyklos mokytojų fantazija. Ir miestelėje galime rasti kepyklą su nuliūdusiu kepėju, gal riestainių niekas nenupirko. Turime paštą, turime teismą, biblioteka, žinoma, labai reikalinga, nes knygos yra didelis turtas. Prie bibliotekos gaisrinę turbūt irgi saugom dėl to, kad neužsidegtų ten kažkas. Kirpyklą turime nutupusias sniegenas. Tokių įspūdingų bokštų turime. Na, jeigu eisime toliau, turim ir kriaučių. Tiesą pasakius, vaikai klausinėja, nes jie nežino, ką tai reiškia. Kriaučius, stikliorius, daboklė, tokių tarmiškų žodžių mes čia parinkome. Vaistinė. Na ir šalia karčiama, kas svarbiau nežinau, bet turbūt vienas su kitu susiję, tiek karčiama, tiek vaistinė. Jeigu eisim toliau, turim auksaspalvį katiną, turim banką su bokšteliais ir su raitytais langais. Na, žinoma, turime daboklę, prie daboklės turim visą ūkį dar. Nežinau kodėl, bet mums tai pasirodė, kad čia šitie visi gyvūnai tinka tiek prie daboklės, tiek prie pirties. Turim stikliorių, turim auksakalį netgi ir arbatinę netoli. Visi pastatai tarpusavį susiję. Jeigu gerai pažiūrėti, tai čia ir istorijų galime rasti, ir katiną su žiurke. Ir iš karčiamos nieks neišėjo, stengiamės, kad vaikam perteiktumėm tinkamas nuostatas. Ar tas miestelis turi kažkokį realų prototipą? Ar kažkur yra nužiūrėtas, ar čia jau tikrai tik dailininkų fantazija? Tik tai dailininkų fantazija. Mes stengiamės, kad nebūtų prototipo jau vien todėl, kad tada žiūrovas atkakliai ieškos savo namo, savo kiemo, savo banko, savo bokšto. Bet toks istorinis motyvas vis tik atsispindi, ko gero prieš gerą gal 100-metį taip atrodė miestelį. Mums tiesiog pasirodė miela vieną prie kito lipdyti. Turėjom, aišku, idėjos architektą, mokytoją Vilių, kuris gerai valdo ir plokštumą, ir erdvę, o tie sekėjai ir išpildytojai, tai tiesiog buvo labai smagu. Ačiū Jums, o dabar pasikalbėsime apie šio atviruko dydį. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Kokio dydžio šis atvirukas yra? Ar esate jau išmatavę? Taip, tas atvirukas yra 5 metrai ant 2,5 metrų. Tai spėjam, kad tai yra didžiausias atvirukas šiai dienai dailės mokykloje, tikrai.
Galbūt galimai jis taip pat didžiausią titulą pelnyti gali ir Šiaulių mieste. Apart to, galima galvoti ir tai, kad tai yra galbūt išskirtinis Lietuvos. Tai rekordas, sakysime. Mes bandysime iš tikrųjų registruoti tą rekordą, bandysime taip pat galbūt jį atspausdinti popieriuje. Tendencijos keičiasi, elektroninė erdvė bando užkariauti, be abejo mes siūsime ir tą erdvę, sakysime, tačiau nepamiršime ir kad gyvą atviruką gauti taip pat yra miela ir malonu. Na, jūs kaip dailės mokykla, ar skatinate vaikus piešti atvirukus, dovanoti ranka pieštus, ranka užrašytus atvirukus, ar vis dėlto ta elektroninė erdvė užkariauja mūsų pasaulį? Šiek tiek užkariaut gali, tačiau vis dėlto pieštame atvirukė tai yra įdėta idėja ir tam tikra kalėdinė dvasia užkoduota. Tai yra ta šiluma, kuri tuo laikotarpiu vis dėlto perduodama tik tai pieštukų, tik tai plunksna. Ir galvoju, kad ateityje, jeigu minim apie elektroninės erdvės, tai tikrai mes esam ramus, mes esam tikri, kad tikrasis menas, jis turės savo šaknis ir savo erdvę. Štai toks išskirtinis pasiekimas Šiaulių dailės mokykloje. Gali būti, kad šis didelis atvirukas taps naujuoju Lietuvos rekordu. Grįžtame į studiją.